Sveiki, šiandien svečiuojamės Romualdo Pilkausko ūkyje, Panevėžio rajone ir pažiūrėsime, kaip realiomis sąlygomis dirba Agromaš Faster diskinis skutikas ir išgirsime, ko reikia ir kaip prasidėjo ūkio istorija, kuris išaugo nuo 17 iki 1000 hektarų. Tai Romualdai, kur mes čia atsiradom, kas per ūkis, kur randamės, papasakokit trumpai, kiek čia. Pilkausko ūkyje. Yra keletą ūkių susijungę mūsų. Darbuojamės. Čia aplink Troškūnai, Subačius, čia jau jūsų... Čia Panevėžio rajonas. Čia Panevėžio rajonas. Jau Panevėžio. 3 rajonai – Kupiškis, Anykščiai, Subačius. Kupiškio, Panevėžio ir Anykščio rajonai. Tarp Rubečių. Trikampis. Tarp Rubečių. Kiek hektarų? Gal bendrai apie 1000. Ir viskas pagrindė grūdai? Taip. O čia iš to, kiek aplinkui važinėjom, mačiau, kad aplinkiniuose ūkiuose, čia turbūt ir jūsų papuola, tai visko įmanoma suras. Nuo obuolių, vaiskrūmių, rapsų, pupų, kas pas jūs? Visi veiklų žmonės gyvena ir bando. Tai pas mus tik javai. Kviečiai, grikiai didelę dalį sudaro. Grikiai ir kviečiai. Žieminiai miežiai, rapsai. Bet čia daugumų javai. Dirvožėmis miksas? Turbūt vienam laukui priesmėlis. Gali rasti. Taip, bet daugumoj priesmėlis. Ir dar girdėjom, egzotikos auginat? Šiek tiek taip. Hobis. Kas tenais tokio papasakot? Highlandai. Gal kokių 10, ar virš 10 metų auginu ją. Tai Highlandai. Tai čia toksai, kad biški didesni už šunį ir mažiau klauso, ar kaip tik labiau klausyt klauso, bet šiek tiek dobrai didesni nei šunis. Bet ne, yra tokių senvagių, kur ten žemdirbystė neįmanoma. Traktoriaus jau kišt nesinori. Ne, ten buvę kolūkių laikais dirbtuvės, ten karjerai. Tai yra gal kokie 8 hektarai, gal palei 10, tai ir laikau tos Highlands. Jo, ten biznė iš jų nelabai padarys. Bet tai čia toks... Iš hobio pinigų nesitikėkim. Bet bent jau džiaugsmą teikia. Taip. Džiaugsmą. Tai čia, sakau, man kažkaip Anykščių rajonas, tai asocijuojas su visų miksu ir vaisiai, sultis, uogos. Čia keliu važiuojant, turbūt visą spektrą gali kultūrų pamatyti, kas... Tam mūsų krašte. Jo, čia kažkaip labai kaimynas, serbentai, obuoliai, daug vaisių, ten, nežinau. Kažkaip nėra, kad išvažiuoji kitur, kur pažiūrėsi visur, tik tais rapsas, tik tai kvietys, miežys, čia žiūri, gabaliukas to, gabaliukas ano. Tai matos, kad žmonės čia tikrai verčiasi. Ir nemažai kaimynų čia pastebėjau, ar ne pas jūs ūkininkaujančių? Čia ūkininkų koncentracija nėra maža, nes šitam krašte. Ne, nėra maža. Ir dar vis naujų atsiranda. Ir visko turbūt pupų matėm. Šilauogės gal ir tas augina? Augina. Ir šilauogės. Ir sausmedį. Gerai, smidrus. Plantacijom ne, bet... Pavieniui savo. Pavieniui taip. Taip. Tai ta žemelė tokia, kaip sakytinai, randa savo tą paskirtį, turbūt, kad ir kokio čia našumo būtų. Taip. Turbūt galva gerai pasukus, rasi ką jie įdėt, kad be darbo jinai negulėtų. Sumanumo šiek tiek ir fantazijos. Svarbiausia. O čia mes dabar žiūriu prie namų netoli, kas čia rapsas. Buvęs rapsas. Jo, tai jisai rapsas buvo nelabai koks, apšalęs labai, tai vat ir žolių apačioje daug. Viskas, bet reikia suskusti, sudaiginti pabiras ir tiesiogiai sėsim kviečius. O kaip šitie metai šiaip atrodo pas jūs krašte? Optimistiškai, pesimistiškai ar toks viduriukas? Viduriukas gal. Mes tokių visada didelių negaudam, tai mums 4 tonos yra gerai, 3 ir gerai, 6 dar geriau. Bet svarbu ne viena, ne 2. Ne, visko yra. Yra išdegusių plotų, atvažiuosim kult kviečių, 60 hektarų laukas, tai gal kokių 3 tai tikrai bus, nereiks važiuoti kombainai. Išdegė. Bet tai kompensuosis, per tą daugumą kompensuosis. Mes tiesiog įsėjam, tai sąnaudos mažesnės.
Čia, kad jau apie sąnaudas prakalbam, tai čia agregatas vienas iš tokių turbūt parankesnių, ar ne, kas liečia ir išdirbimo tą kokybę ir kiek sudegina kuro, ar ne, kaip čia jums tas agromašas pasiteisinęs? Taip, tai prieš tai buvo 7,5 metro šiaudokėčias, bet šiaudokėčias šiek tiek, kai derlis didesnis, ta paviršių struktūros tiek raunasi, tai labai priveldavo. Tai pernai įsigytas Fasteris, tai šiemet jau atidirbo keletą šimtų hektarų. Šiaip neblogas aparatas. Tai čia realiai pirmas sezonas, kai normaliai dirba, ne pirmas? Taip. Kuro sąnaudos taip iki 4 litrų hektarui. Nesvarbu, kad čia ar tiek arklių, ar tiek, bet... Ar 2 ar 400? Ar 2 ar 400 vis tiek. Iki 4 tai 3,5. Aišku, priklausomai gali lauką kiek kilometrų nuvažiuoti, bet iki 4. Neperlipam. Ir jūs čia pagrindė visai tokiam sekliam suskutimo ar ne įsidirbti? Taip, ir pavasarį kokiam grikienai sudirbti, pradžiavinti ir pabirom sudaiginti. Tai čia šitie banguoti diskai visai turėtų būti pasiteisinęs, ar ne? Tikiuosi, kad tikrai žieminius miežius tai labai gerai sudaigina. Viskas tvarkoja, 2 volas. Aišku, traktorė labai silpna neužkabins, nes kiloja priekį, bet tokiam, aišku, galėtų būti ir mažesnis, bet... Iš bėdos kabinat ir ant 939 Fento? Tai čia tik iš bėdos. Cirkų nutikimų nebuvo su šituo agregatu? Pasileisti pavyko sklandžiai? Viskas sklandžiai, paprastas, nėra čia labai ką, galinį valelį tik tai sureguliavom ir viskas. Ir čia daugiausiai turbūt, bent jau kiek mes susidūrė, tai jeigu traukės gerai nusistatai priekį, ar ne, kad abi dvi diskų eilės į žemę eitų? Taip, pavažiuojam, pasižiūrim, viskas nuo operatorius priklauso, jeigu pas mum rotacija didelė, tai šitą jaunimas keičiasi, tai... Tai kol pameistris užsiauginas, tai čia ne prie traktoriaus reikia agregatą derinti, o prie operatorių. Prie operatorius, žiūrėk. Pas mus kitokia šiek tiek situacija. Supratau. Tai šiaip tikrai neblogas, patogus, kompaktiškas, pasikėlė, nuvažiavai, nereikia ten stumdytis. Gal čia visi, tai traktorių laužiamas, koks čia traktorių laužiamas, visa Europa važiuoja ant pakelimų padargo ir galvos nesuka. Nu jo, tai čia žinot, tam ir sugalvoti, kad tas pasirinkimo diapazonas būtų, ne visi vienodas tas technikas. Nevažiuojam žiedinėse lenktynėse su padargu. Aš manau, kad natūralu, jo labiau, kad pervažiuoti iš lauko į lauką. Taip. Čia ypač dideliem plotam. Šiaip patenkintas, viskas gerai, funkcija atlieka. O pati išdirbimo kokybė, kiek jūsų akiai, kaip atrodo, labai tas dirvožėmis įtakoja, kaip lengva dirbti ar kaip sunku, ar jisai čia tiesiog nelabai renkasi tą žemę, važiuoja ir... O kai labai sausa, praktiškai, elementaru, labai ant to molio, jeigu kietas, neatlytas kaip po sausros, tai tas toksai gal tik tai mažoką svorio tada. Bet jeigu priesmėlį, tai kaip po lietaus, tai ir 6 gal beveik centimetrai lenda, jau reikia prilaikyti. Jau per daug į žemę. O čia dabar, kaip matome, tai labai gerai, iki 4 kokių centimetrų ten giliau gal nelabai ir lenda. Ar ne, ką skutam skusit, per stiebus važiuoja, kas čia lieka, kas susimala, jums viskas, kaip sakyt, pagal technologiją. Tenkina. Rezultatas paskui dėl to labai nenukenčia. Ne. Viskas tvarkoje. Ir gerai, tai aišku, dar kombainas, kad smulkintuvas būtų geresnis šiek tiek. Tai dar būtų geriau, nes biškis slydimo kaip ir mažoka kombainas. Susideda šitie visi. Taip, viskas įtakoja. O tai jūs dabar, tarkim, rapsą čia su Fasteriu suvažinėjat, paskui kažką dar planuojat daryti, ar... Jo, nupurkšim ir tiesiog esėja viskas. Jokių daugiau... Nereikia.
mums nebereikia. O Mes kaip? beveik 10 metų beveik dirbam. Tai. Šiaip tai daug kur sėjam ir net nedarom po žirnių, po grikių, po tam tikrų kultūrų, kur nereikia, kur iššals. Tai tikrai nevažiuojamės. Ne visus laukus važiuojam. Rapsams po rapsų važiuojam. Nes tos masės vis tiek daug būna. Ir rapsas pabiras daug sudyks vis tiek. Ypač po tokių metų. Tai... Išvažiavę buvot padirbti ūkiuose? Danija. Tai čia abudu su broliu ar... Jisai pirmą gal iš mokyklos, o paskui aš 98-ais aš ir mes gal 3 metus, paskui Anglija, Vokietija, tai mes pakeliavom pat Europą, pagyvenom. O tai kaip atrodė vaizdelis, nu sakykim, tuometiniuose, Danijos, Vokietijos ūkiuose, lyginant su Lietuva? Diena ir naktis skirtumai turėjo būti, įsivaizduoju. Technikos ir technologijų prasme, ar ne? Na, tai technikas, gal daugiau technologijos, tai kas plaugai, aišku, 98 metais, gavau traktorių keisą, žinai, man taip akis, o čia tik Belarusas namas stovėjo. Tai, jo, tas vaizdas, o dabar, tai ne, mes gal labiau pažengę, ten važiuoji, ten toksai. Jau nebenustebina taip, ar ne? Nieko, jie atvažiuoja, pas mane beveik kiekvienais metais draugai atvažiuoja, Danai, tai sako, koks skirtumas. Tai dabar jau tas laikas, kai Danai atvažiuoja čia pasimokyti. Pabendraujame, mes turim draugų, tai ir sako, ar Amerika, ar Lietuva, ar Europa, nu, nėra skirtumų. Nėra skirtumų. Tai žodžiu, tas, kaip sakyti, patirties pasidalinimas, bendradarbiavimas, jisai jau ne tik aplink savo kiemą, bet ir jau europinių lygių, galima sakyti. Atnešė naudos, jo, tai ką mes buvom jaunuoliai, 23 metų. Tai gerai, tai kaip tada atrodė, grįžtat po poros metų stažuočių vakaruose, atsisėdat vėl į tą seną gerą... Atgal į praeitį. Vėl į realybę atsisėdat. Ir tada žinot, kad reikia paplušėt, kad ir pas jūs atsirastų kas klasai, fentai, keisai. Ja, tai tada parama buvo, aš klasą pirkau tada naują, tai tada buvo proveržis. Tai čia buvo gal 2003-2004. Ir nuo to laiko tik aukštyn. Ja, tai viskam savas laikas. Net žemės nėra labai geras, tai to tokio proveržio negali padaryti. Reikia kažkaip sumaniai ūkininkauti. Na, tai turbūt, žinot, kiekvienas būtų gudras Pasvalio Kėdainių žemėse pamandravot su derliais, bet kai reikia netokiose žemėse ir vis tiek sugebi tą rezultatą išspausti. Štai turbūt pasirodo vis tiek tas įgūdis ir išmonė. Ja, tai vat, daug tiesioginės ėjas, ne riminė, tai aš nežinau, mes jau nežinau kiek metų, nes plaugus išsipardavėm laiku išpardavėm. Tai net muziejų nepasilikot kokio seno... Turi brolis, turi. Tai čia nebuvo, kad paveldėjot tėvų ūkį ar kažkas tokio, kad kažkiek žemės, o grinai pabaigė mokslus, pirmoji emigracija, čia taip turbūt, ar ne? Gal ta pirmoji banga, jo, 98, nu, kiti važiavo gal anksčiau dar. Čia turbūt gal ta pirmo... Manyčiau, kad gal pirmoji tokia, čia daug vežė labai iš mokyklų, žemės ūkio mokyklų. Bet tai čia ir skaitėsi, kaip važiuojat, ne tik kad mokytis, bet darbas už pinigus normalus, ar toks? Ne, tai brolis važiavo iš 96, jisai važiavo, tai paskui už tokias algas už 1000 galėtų, kas tau dirbti po 12 valandų, tai ne, paskui pasibaigė programa ir tada jau mes savarankiškai. Jau patys danai kvietėsi, kad atvažiuot dirbti. Nu vis tiek Lietuvoje mes kaip ir dirbti netingim, tai... Kaip kalbos barjeras tais laikais? Lengviau, greičiau angliškai išmokot ar daniškai jau su vietiniais? Tai galima ir daniškai, šiek tiek tai moku ir daniškai, bet šiaip vokiškai kalbėjom, mokytojas samdė. O mes mokyklai prancūzai. Nes kalbam labai, nėra problemų, galima išmokti per kokias 3 mėnesius. Na, visur reikia užsirekomenduoti. Tai čia viskas darbo ir, kaip sakyti, savo vertės įrodymų turbūt. Taip. Kaip ir visur. Ir paskui pradėjo į Lietuvą grįžus jau ne ūkis dar, bet technika važiuos, kaip suprantu. Šiaip tai ūkininkavimas buvo taip, močiutė tokia ėja, siūlė žemės, 17 hektarų.
Tai kai nupirkau tą žemę ir paskui galvoju, na gal reikia pradėti kažką daryti. Ir kas buvo pirmosios 17 hektarų? Tai aš dabar neatsimenu, bet tada žinau, kad traktorį ieškau, tai nusipirkau T150. Tada nuvažiavom į Danijas, plūgus vartomus, tada nupirkau, prasidėjo mano ūkininkavimas. Ir paskui dar Deutsche gal turėjom, gal Deutsche nusipirkom. Bet silpna dar buvo. Nebuvo tokios sąvokos, gal 80 ar 90 arklių, na, kaip Belarusas, visi lygino su Belarusais. Jas aplinkui čia niekas žemės nedirbo, iš vis niekas nedirbo. Jo, mes čia varydavom beržus, ardavom su lik traktoriais. Ta kultūrizacija vyko, sukultūrinti reikėjo. Įdėt pastangų, kad taptų kažkas, kad galėtum ir padargą kokį įdėti, jau ne tik su benzopjūklu įbrist į tą lauką. Ne, ardom viską. Tai buvo tokie, visur, didžioji dalis laukų buvo vien krūmai ir aš čia po kolūkų, aš nežinau, kada žlugo tie kolūkai, bet čia nieks nedirba, gal 15 metų, tai krūmai greit labai augo. O dabar tai nebėra laisvo žemės niekur. Tai jau labai toli tenka ieškoti, ar jau net nebeieškoti? Ne, nebeieškom, užtenka. Užtenka mūsų. Tai po 2000-ųjų grįžęs startuojat ne savo noru su 17 hektarų. Net negali sakyti, kad vis tiek tą žemę mes kaimiečiai, vis tiek tas polinkis link žemės kaip ir buvo, bet noro, kad ūkininkaut, minčių tikrai nebuvo. Ir praeina 20 metų ir paaugat iki 1000 jungtinio tokio, sakykime, ūkio. Tai čia, vis tiek žemė turi būti ir kaip hobis, nes kitaip tu nelabai padirbsi. Na, vis tiek domėtis reikia, jo, tos technologijos. Tai dabar kaip irgi gaunasi ir darbas, ir pomėgis, ir viskas. Jau pripratot prie ūkininkavimo, jau galima dabar. Jau atėmus turbūt blogai būtų. Ūkininkavimas hobis iki 1000 hektarų išaugo, biškiuką Highland galvijų, o šalia to vis tiek kažkas su technika turi būti. Tai su angarais atstovaujam Danų įmoniai. Statot angarus? Jo, Arkenis. Tokios. Atstovaujam Danų įmonę vieną. Ir šiek tiek traktoriais. Yra pažinti. Tai nuo tos, kaip sakyt, Danija ir technika nedingo niekur iš to, kaip kažkada pradėjo. Geležis įaugusi. Buvo tokių kartų, aš manau, kad buvo, tik gal kiek jų buvo per šitą visą karjerą, kai jau galvojot, kad jau šakės, prasti metai, viską reik mest, velniop. Ne. Niekada nebuvo? Ne, niekada nebejau. Niekada. Tai yra, kai ne vienas verslas, tai nėra tai labai kažkas tai tokia. Vienur geriau, kitur blogiau, tai išsilygina, ar ne? Tai nesame mes tokie pesimistai, tai visur galima išvelgti šviesą. Tai žodžiu, viskas juodų darbų padaroma, kaip suprantu. Taip, svarbu užsispyrimas ir tikslas. Tikslą vis tiek pasieksi, bet kokiais būdais.